Šią savaitę dangaus įtampos gali būti jaučiamos ne tik globaliai, bet ir mūsų asmeniniuose gyvenimuose. Tiesiog Saulės ir Merkurijaus nepalanki padėtis skatina išryškėti tam, kas iki šiol buvo laikyta nuošaly. Tai informacija, sprendimai, emocijos ar net slapti motyvai gali iškilti į paviršių. Tai nebūtinai blogai, kartais tik pamatę visą tiesą galime pajudėti pirmyn. Pasaulyje gali tęstis politiniai sukrėtimai, valdžios neramumai ar netikėti atskleidimai. Ir reakcijos gali būti audringesnės nei įprasta, tačiau būtent dabar atsiveria galimybė naujai krypčiai, tai aiškesniems tikslams, sąžiningesniam dialogui ir realistiškesniam situacijos suvokimui. Lietuvoje gali sustiprėti aštresnė politinė ir informacinė įtampa. Viešoje erdvėje gali kilti diskusijos dėl valdžios sprendimų, interpretacijų ar tiesiog senai tvyrančių problemų, kurios pagaliau išlenda į dienos šviesą. Ir nors atmosfera emocinga, šis procesas atveria duris pokyčiams ir galimybę išspręsti įsišaknijusius klausimus. Ir ką šią savaitę verta daryti, tai vengti skubos, impulsiniai sprendimai gali atnešti painiavos. Geriau skirti laiko analizai, būtent Saulė su Marsu padės matyti esmę, detalės ir tikruosius faktus. Ir nereaguoti tiesiog į provokacijas. Tai emocijos gali būti aštresnės, tad verta pasilaikyti savo erdvės. Tęskit pradėtus darbus, naujas iniciatyvas pradėti būtų ne pats palankiausias metas. Ir dabar svarbiausia stabilumas. Palankiausios savaitės dienos būtų lapkričio 17 pirmadienis ir lapkričio 21 dienos. Pirmoji dienos pusė tai būtent tinkamos aiškumui, supratimui, sprendimų priėmimui, tvarkai įvesti. Įtemptesnės dienos tai lapkričio 18, 19 ir 20. Tai galimos tom dienom emocinės bangos, ginčai, netikėti nesklandumai ir puikus metas lėtinimui ir savistabai. Tai ši savaitė tai laikas, kai tiesa išlenda į dienos šviesą, nors gali būti nepatogu, tačiau tai padeda augimui, sveikesniam pasirinkimam ir geresniam santykiui su savim bei kitais. Horoskopą savo zodiako ženklui rasite komentaruose paspaudę nuorodą. Prasmingos savaitės.